Labas rytas. Gera diena turi prasidėti nuo gerų pusryčių. Šiandien šukšą darysiu. Kiaušinienė su pomidorais. Neturiu šviežių, bet iš parduotuvės jie man neskanūs tie plasmasiniai. Tai kad naudoju tokius kapotus. Kiaušinienės pomidorais. Kiekvieną šeštadienį sekmadienį kiaušinienė pastabą. Kelionė. Kelionė, grafika. Va taip keptuvė. Visą. Pomidoriukus gabaliukais. Truputį pašildo ir įmušinėsiu kiaušinuką. Darau tokius lizdelius. Ir juos įmušiu kiaušinukus. Čia užteka. Papirčinam, biškį papirčinam. Jeigu reikia druskytės, ir aš paskui dar sūriuko užbarstau. Oi, kaip skanu bus. Если у кого-то сломалось пластиковое ведро, и вы не знаете, что с этим делать, это видео как раз для вас. Сейчас вы узнаете, как его быстро отремонтировать. По всей длине печи надо зачистить, чтобы дальше не сломалось. Pusę neįmušė, pusę. Обыкновенный пенопласт нужно порезать полосками. Įsigrūdom į lauką. Šiandien mums pagal planą tvarkyti daržus. Nes jau, kurgi jau, balandžio pabaiga, jau reikės pradėti sodinti kažką, jau žirnius faktiškai reikia sėti. O pas mus dar daržai suversti, sujaukti. Tai kad šiandien suplanavom jos biškį pasitvarkyti. Nors žadėjo lietų apie pietus, bet vis šitą nutversim dviese. Va, šitos visus kelsim blokeliais. Va, čia yra blokeliai nupirkti. Apmūrysim viso, iškasim, padarysim tokį bortelį iš blokelių. Ir tas žemės lyginsim, kad pradėti darbus reikia bižmę šiukšlynų susitvarkyti. Nes visas mėnesį vertėm. Nu kažko pradėti, bet kad šiandien pas mus kieme darbai. Nors ir šalta, su žieminiam kepurėm, su šalkais, aš netgi su vilnonėm kojinėm. 8 šilumos, kaip nekaip, pavasarisgi. Pradėsim dirbti. Kiekvieni darbai pas mus prasideda nuo tvarkymų. Šiukšlinė dirbti tai irgi. Reikia ten įrankių, ten armatūra visa užkišta, reikės betonuoti. Tai pagalvojam, susitvarkysim, kad normaliai prieit prie įrankių. Normaliai pradėti dirbti. Nes čia atvažiavęs yra smėlis takeliams, statybinė medžiaga. Atbėga balta diena. Atplaukia balta diena. Danguj debesėliai balti. Įdienojo, pradėjom nusivilkinėti. Iš ryto tai buvom su žieminiais rūbais. Ir su megztiniais, golfom, šalkais. Dabar viskas. Užkaitoma, žiūriu, vyras nusimetė švarką. Ir aš kaip kopūstas išlindinėjau. Kepurę dar pasiliksiu.
Kepurė smagiau. Pagaliau pradedam, jau čia susitvarkėm, prieinam prie įrankių, einam prie medžiagų, pradėsim daržą formuoti. Passeggio tutta sola per le strade, guardando attentamente i monumenti, la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città. A un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino, sembrava a prima vista tanto per benino, si offre a far da guida per la città. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Altro che ragazzino che per benino sapeva molte cose più di me. Mi ha portato tante volte a vedere le stelle, ma non ho visto niente di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 praticamente il meglio di Santa Fe. Pedro, 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 fidati di me. Šiai dienai mūsų darbeliai baigti. Sutvirtinom, užbetonavom bortelį tokį. O esmė ta, kad mes darom šitą bortelį, nes mums būdavo čia medinės lentos. Aplinkui mano daržą būdavo tokios medinėm lentom. Ir jos kokie 3 metai reikia keisti. Išpūna, išgriūna, viskas išver. O viena dar lenta va ten, va ten dar. Į visą išgriūs, o tai visas daržas būna iš po žiemos ypatingai. O tokiais borteliais aplinkui pasidarysim. Čia užpilta dar bus žemių, žolytė užaugs. Ar dar ką sugalvosim, kas mums ten šaus galvon. O čia bus bortelis, ten aplink daržą. Nu va, tokių darbų ir po mūsų gyvenime būna. Priėmėm tokį sprendimą, kad reikia išsibetonuoti. Kiekvienas, kas 3 metai, nevarg su tom lentom, pasidarėm ir visam gyvenimui iki galo. Ką, mūsų šiandien darbeliai baigti. Mistrelis irgi eina namo. Pavyko vieną eilę. Vieną eilę padaryti. Lietus, tai lyja, tai nelyja, tai bėgam, tai namo, tai vėl einam, bet užsispyrėm ir padarėm. Tai kad va taip, tai čia tokia gražuolė. Einam namo, valgyt daryt.